Garbė Jėzui Kristui. 7 diena. Ir kaip visada pradėkime su malda. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tėve, pažadink krikščionių gausių ir šventų pašaukimų kunigystę, kurie palaikytų gyvą tikėjimą ir su dėkingumu išsaugotų tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus atminimą, skelbdami jo žodį ir teikdami sakramentus, kuriais tu nuolat atnaujini tikinčiuosius. Duok mums šventų tavo altoriaus tarnautojų, rūpestingai ir uoliai saugančią Eucharistiją, iškeliausius Kristaus dovanos sakramentą pasaulio atpirkimui. Pašauk savo gailestingumo tarnautojų, kurie per sutaikinimo sakramentą skleistų tavo atleidimo džiaugsmą. Tėve, padaryk, kad bažnyčia su džiaugsmu priimtų gausius tavo Sūnaus dvasios įkvėpimus ir klusniai priimdama jo pamokymus, rūpintųsi pašaukimais į kunigystės tarnybą bei pašvestą gyvenimą. Padėk vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvestiesiems asmenims ir visiems pakrikštytiesiems Kristuje, kad ištikimai vykdytų misiją, tarnaudami Evangelijai. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Marija, apaštalų karalienė, melski už mus. Nors niekas negali pakeisti gyvo susitikimo, pavyzdžiui, kad galėtume kasdien susitikti ir dienos temą gyvai apsvarsyti, vis tik sutikite, kad ir tokio pobūdžio kelionė irgi turi savo privalumų. Pirmiausia, savaime aišku, kad joje gali dalyvauti ne tik tai tie, kurie yra Vilniuje ir kuriems susitikimo laikas tiktų, bet gali dalyvauti visi, nepriklausomai ar jūs gyvenate Lietuvoje ar kažkur užsienyje. Kitas dalykas, jūs turite galimybę šiuos video žiūrėti savo namuose, tai yra saugioje aplinkoje. Jums nereikia rūpintis, ką apie jūs pagalvos kiti, jei netyčia sureaguosite ir išsiduosite, kad vienas ar kitas dalykas mūsų susitikime bus jums ypač aktualus. Mūsų nagrinėjimo tema bent jau pas dalį iš jūsų tikriausiai griauna tam tikrus labiau suvokimus ar gal kiek nors į pasąmonę pasitraukusius įsitikinimus, o juos galime keisti tik tada, kai juos suvokiame, pripažįstame ir apsisprendžiame keistis. Mes stengiamės daug daryti dėl Dievo ir savo išgelbėjimo ir gali būti, kad kažkur tolimame kampelėje galvojame, kad mūsų geri darbai, ilgos maldos, pasninkai ar, nežinau, išmaldos užtikrins vietą rojuje. O štai šioje programoje Viešpats jums sako, ne. Mes gauname Dievo malonę ne todėl, kad esame verti, ar todėl, kad užsitarnavome. Netgi priešingai, Paulius aiškiai teigia, kad Dievas numirė būtent už bedievius. Pasižiūrėkite, laiško Romiečiams 5 skyriaus 6 eilutę. Todėl mes vėl ir vėl turime savo priminti, kad Dievo troškimas mus išgelbėti grindžiamas vien tik meilė mums. Ir mūsų nuopuoliai ir silpnybės paprasčiausiai atskleidžia Dievo mūsų teiktos malonės turtus. Laiško Efeziečiams 2 skyriaus 7 eilutė. Ir kas yra dar nuostabiau, tai kad mūsų meilė Dievui ir net atsiliepimas jo kvietimą taip pat ateina iš Dievo. O mes tik pritarėme ir apsisprendžiame. Tad Dievas visada ir visur yra pirmas. Šventasis Tomas Akvinietis yra pasakęs, tikėjimas yra intelekto veiksmas, kai jis pritarė dieviškai tiesiai veikiamas valios, kurią Dievas sužadina per malonę. Ir vienas iš ženklų ir pavojų, kurie tyko savomis jėgomis pasitikinčiais siekiant išganimo, tai yra žmogaus pagyrūniškumas, kuris veda prie žiūrėjimo į kitus iš aukšto. Ir apie tai mums Jėzus pasakoja savo palyginime Evangelijoje pagal Luką 18 skyriaus 9-14 eilutės. Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. 2 žmonės atėjo į šventyklą melsis, vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs, taip savo vienas meldėsi.
Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai arba kaip šis muitininkas. Aš pasnikuoju 2 kartus per savaitę, atiduodu 10 iš visko, ką įsigiju. O muitininkas stovėjo tokiai ir nedrįso nei akių pakelti į dangų, tik mušėsi krūtinę maldaudamas: Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus, nuteisintas ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Ir štai šioje temoje nuskamba ištrauka, kurioje susitinka fariziejus ir muitininkas. Fariziejai yra atskira žydų grupė, kurie griežtai laikydavosi Mozės paliktų įstatymų ir smerkdavo visus, kurie apleisdavo nors ir menkiausius dalykus. Prisimenate, pavyzdžiui, indų plovimus, rankų apsiplovimus prieš valgant. Taigi, smerkdavo visus tuos, kurie nesistengė iki smulkmenų, iki paskutinės raidelės laikytis tų papročių arba tų nurodymų, kurias gavo iš Mozės. Blogiausia ir net ne tame, o tame, kad tuo pačiu jie save laikė geresniais už kitus. Ir būtent su tokia akistaita fariziejus stoja prieš Dievą. Prieš Dievą, kuris šioje situacijoje tarsi tampa skolingas jam. Dar daugiau. Iškeldamas savo teisumą fariziejus tai atlieka lygindamas save su kitu žmogumi. Ir taip jį pasmerkė. Tačiau Jėzus aiškiai parodo, jog mes negalime didžiuotis prieš Dievą savo teisumu, nes net jei yra mums teisumo, tai tas teisumas irgi yra Dievo dovana ir malonė. Muitininkas aiškiai supranta savo nuodėmingumą ir nevertumą tuo pačiu, supranta, kaip labai yra reikalingas Dievo malonės ir būtent todėl ją gauna. Čia mes turime aiškiai prisiminti, kad nuteisinimas gaunamas tik iš Dievo ir tik tada, kai žmogus su pasitikėjimu atiduoda savo gyvenimą į Dievo rankas. Radikalu, keista, bet būtina suprasti, kad norint būti išgelbėtų reikia suvokti ir pripažinti savo nuodėmes, pripažinti savo silpnumą ir savo nepakankamumą, kurie atveria galimybės Dievui pilnutinai veikti mūsų gyvenime. Nuolankus suklupimas prieš mūsų kūrėją perkelia mus į jo gelbstinčias rankas. Ir tik tada, kai kaip Petras išpažinsiu savo nevertumą būti viešpaties akivaizdoje, galėsiu išgirsti jo tariamą žodį: nebijok. O jeigu tokiam žingsniui trūksta tikėjimų, irgi galima pasinaudoti Evangelijos žodžiais, kurie sako: padėk mano netikėjimui. Marija. Puikus pavyzdys mums, atskleidžiantis tikrai nuolankumą. Na ir jo pasiekmes. Ne tik tai jai, bet ir visai žmonijai. Tad kaip namų darbą, šios dienos namų darbą, galbūt kažkam ryto maldos dalis arba vakaro maldos dalis, tebūnie Evangelijos pagal Luką 1 skyriaus 46-54 eilutės. Magnificat. Paskaitykite, pamastykite, pabūkite ir priimkite tą nuostatą, kurią turėjo Marija. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Dėkoju už bendrystę ir iki susitikimo rytoj su Dievu.